Sveiki visi. Šiandien gaminsim tokį lengvą patiekalą šnicelį. Kotletų giminės. Kotletus jūs labai mėgstat ir nesunku padaryti. Tai tam reikės jautienos arba jautienos maišytos su kiauliena. Taip pat juodos duonos. Aš naudosiu paprasčiausią duoną juodą. Užmerkti reikia. Taip pat poros kiaušinių, pipirų, druskos, džiūvėsėlių, svogūno ir česnako. Tai pirmiausia, metu į indą mėsą. Susipjaustau svogūną. Pjaustau smulkiai. Svogūną tokį vidutinio dydžio. Taip pat susipjaustam česnaką. Česnako kas kiek mėgstat. Aš dedu štai tokių porą skiltelių. Nes ir sveika ir duoda skonį visai kitą. Dedam į indą. Duoną reikia dabar labai smarkiai išgręžti. Kad nebūtų vandens per daug. Mušam kiaušinį. Mušu mažesnį. Gali būti ir didesnis. Atberiam pipirų pagal skonį. Druskos pagal skonį, dedu šaukštelį su kaupu ir dar paragausiu. Dabar labai gerai išmaišom. Galim padaužyti, kad nebūtų oro tarpų. Labai gerai išmaišom. Dabar imam kiaušinį. Apūti. Truputį išplakam. Naminis kiaušinis, spalva visai kita. Imam mėsos. Panašiai kaip kotletas. Truputį apvoliojam kiaušinį. Dedam į džiūvėsėlius.
Suformuojam gražų kotlečiuką. Taip. Ir dedam truputį aliejaus ir dedam į kaitintą keptuvę. Galima kelis kartus. Atvoliojam. Kiaušinį. Ir džiūvėsėlėse. Darom tokį štai mažesnis. Labai svarbu forma. Apvoliojam ir džiūvėsėlėse. Taip. Na, pažiūrim. Staiga puikiai atrodo. Labai greitai ir labai skanu. Ir sotų svarbiausia. Su bulvėm, galime su grykiais, su ko tik nori. Viskas paruošta. Labai greitai tiesiog, nesunku labai padaryti. Valgysiu su savo gamybos salotom, agurkai korėjietiškai. Štai viršui kieta plotelė, o vidury minkšta mėsytė. Tiesiog puiku. Minkštumas, skonis, pasaka, bulvės su morkom. Ir savo gamybos agurkai be chemijos. Labai neblogai. Labai skanu. Šventėj gal nelabai kotletas, bet visai neblogai. Galime ir šventėj. Kaip pasidaryti agurkus? Galite nusipirkti mano knygą arba grojaraščiuose žiūrėti konservavimas žiemai. Knyga patogiau. Yra mano tinklalapio aprašyme nuorodos, kur nusipirkti, ir dar padėsiu po patiekalo nuorodą. Labai pigios knygutės ir labai gerai pasidedi ir gamini. Taip kad skanaus ir sėkmės. Tikrai labai puiku.